Plaukia debesys. Vienu žodžiu gerai. Nesvarbu, kad aš negirdžiu, svarbu, kad aš pabuvau, pamačiau, kaip jūs gyvena. Nustebęs esu. Aš įpratau ten matyti, žinot, kaip buvo. Ir dabar, nu ką. Plaukia debesys. Eilėraštis yra. Kad jau tiesiog toks įdomus, kad tiesiog norisi užsirašyti būdavo. Bet aš toks šūdas, kad aš nemetu lauk tokių dalykų. Aš turiu beveik visų metų išskyrus prieš kokius 5 metus tie kalendariukai nebėjau ir nebeturiu. O tada būdavo visais metais, kai knygutės stovi, jos žinai. Bet kartais tokios informacijos, nu vaikams nebeįdomu, jiem va. Kavą geria 3 šaukštais ir dar su kaupu. Tai paskaityti? Paskaitysiu, dovano, kad aš savo balsą girdžiu, bet jūs tai... Tai va. Balandžio 22 tau jau buvo gimus. Kai plaukia debesys į mus, kai vėtros braunasi namus, mes svarstom savo likimus, keistus kaip laimė. Kas sugalvojo, kad greta stovėtų džiaugsmas ir skriauda, diena balta, naktis juoda, ir taip per amžius. Aš iki šiol nesupratau, aš ir dabar naktį mąstau, ko kartais tau ir kartais man širdis sustoja. Nu, toks savotiškai, kaip sako, išskaičiau, žinai, to gražios mintis yra. Kaip keista, kai man 40 metų. Na, registruotas sūneliau buvai. Aš pradedu pažinti savo tėvą. Gegužės 7 dieną. Aš negos nežinau, kad jis pavyzdžiui. Ar jūs dabar suprantat, Mariau, Linai, kas bus dar už 10-15 metų, 20? Ar tie vaikai jūsų, vaikų vaikai, nepasakys ką? Mano tie tėvai buvo psich, galbūt visai kita technika, galbūt vėl visai kiti pomėgiai, niekas nežino šito dalyko. Dabar mums čia gražu, mes juokiamės, semečkas valgom. Niekas šito nežino. A mums vat yra paprasčiausiai prisiminimas. Tobulas.